Šiaulių krepšinio akademija Saulė, tokia kaip VŠI, statusą įgijo prieš 2 metus. Ir nors iš tikrųjų sena buvo sporto mokykla krepšinio, tai jinai susikūrė dalininkų kaip Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos krepšinio federacijos ir Šiaulių krepšinio klubo dėka. Šitas darinys atsirado, kaip ir minėjau, 2013 metais. Ir tai bazė, ta, kaip ir minėjau, yra senoji, iš tikrųjų ta, kur buvo eilę metų, kur užaugo eilė krepšininkų ir trenerių, taigi ir Mindaugas Žukauskas, ir aš pats čia užaugau, ir treneris Antanas Sireika čia praėjo, galų galiai Robertas Jeftokas, iš tokių, jeigu žymesnių. Dėl grupių formavimo būtų galima pasakyti, šiais metais mes buvom suformavę 21 grupę nuo pačių mažiausių, sakykime, septintokai, pirmokiukai, iki pat jaunimo. Tiek berniukai, tiek mergaitės, žinoma, būna tam tikrų metų skylių, kur sakykime, nepavyksta surinkti grupės, ar neteina, ar nesusirenka. Šiuo metu pas mus dirba 11 trenerių, išskirstant tiek su mergaitėm, tiek su berniukais. Krepšinio akademija Saulė, tai turbūt toks tikslas būtų suburti vaikus, kad būtų atitraukti iš gatvės, kad nesėdėtų prie kompiuterio, kadangi dabar turbūt labai aktualu tėvams, kad būtų užsiėmę, kad stiprėtų fiziškai, kad mokėtų žaisti komandai, ugdom draugiškumą, kitas savybės. Krepšinio akademija miestui, tai sakyčiau, populiarinimas miesto. Saulė dalyvauja įvairiuose čempionatuose, dalyvauja turnyruose, populiarina miestą. Taip pat vaikams tai galimybė tobulėti, tapti gerai sportininkas. Grupės pradedamos formuoti nuo pirmokų. Žinoma, ateina ir darželinukų, bet dažniausiai formuojam nuo pirmokiukų ir pirmokėlių, mergaičių berniukų. Žinoma, krepšinis jisai vis tiek yra pas mus numeris 1 ir populiarumas yra labai didelis, sulaukiam gausaus, sakykime, būrio vaikų. Žinoma, iš pat pradžių yra didelė, kaip pasakyti, euforija ir tikrai visi noriai, sakykime, sportuoja. Aišku, treneriai mato savo viziją, šiek tiek iš pradžių gal duoda pažaisti vaikams, duoda pačiupinėti kamuolį, susipažinti, kas tai yra krepšinis, galų gale vis tiek, kai matai televizoriaus ekrane yra vienas, o kai jau tu čiupinėjai kamuolį, yra visai kas kita. Galų gale jį reikia ne tik tais nešioti, bet jį reikia ir bumsenti. Tai aišku, treneriai šiek tiek atsirenka, bet vis tiek mes visus priemam ir čia jokių problemų nėra. 2014-2015 metų sezone priėmėm, sakykime, fizinio rengimo trenerį, kuris, matom, tikrai šiuo tokiu dinamišku pasaulio ritmu iš tikrųjų reikalingas. Krepšinio akademija Saulė tai krepšinio mokykla, kuri ugdo vaikus, siekiam meistriškumo, siekiam, kad išaugtų vaikai gerais krepšininkais. Treneriai dirba gal labiau ant tokių žaidybinių, sakykime, ne tik krepšinis, bet įjungia ir kitų elementų, gal ir pažaidžia futboliuką, gal ir ten tokius kitokius žaidimus ir visa kita. Tas pats tiek berniukai, tiek mergaitės. Tai čia nieko, jeigu aš sakau apie mažiukus, tai yra tas pats ir tiems, ir tiems. Visi pirmokiukai, antrokiukai, trečiokiukai, jie ir ketvirtokai dar nedalyvauja jokiuose čempionatuose. Galimas toks variantas, kad ketvirtokai jau pradeda dalyvauti pirmajam iššūkyje tarp vyresnių. Tai būna ir tokių, ir iš tikrųjų tokių yra pavyzdžių. Tokių rengiam, aišku, visokiausius ir turnyrus, ir draugiškus turnyrus, ir stengiamės kviestis, ir stengiamės važiuoti kitur. Rengiam įvairias šventes mažiukams, tiesiog taip vyksta darbas, nėra tai, kad jie turi tik tais vien treniruotės. Jie yra užimami, stengiamės ir skatinti trenerius, ypatingai tuos, kurie dirba su mažiukais, tam, kad jie, sakykime, surengtų kuo daugiau varžybų, kuo daugiau išvažiuotų, bendrautų kuo daugiau su tėveliais.
aišku, kai matai, kad tėvai irgi patenkinti tuo, ką mes darome, tuo, kaip jie tobulėja, tikrai suteikia tokių, sakykime, teigiamų emocijų, teigiamų tokių, kaip pasakyti, minčių ir tikėjimo, kad niekas nenueina veltui. Tai dėl rezultato, aišku, sunku pasakyti, bet 2015, šiais metais mergaitės, ką ir norėjau paminėti, tai pirmajame iššūkyje, sakykime, jos tarp vyresnių amžiaus, sakykime, su amžiaus vyresniom, kas yra tikrai labai didelis mums, kaip pasakyti, nes amžiaus grupės tokio trečiokai, ketvirtokai, penktokai labai skiriasi. Tai tarp metais vyresnių mergaičių pateko į pirmą iššūkį. Toliau eisim per amžiaus grupės, jau tada jau atsiranda, sakykime, nebe vaikai, atsiranda jau jaunučiai. Toliau yra, sakykime, jauniai ir jaunimas, jeigu taip išsiskaidyti. Tai šiais metais, jeigu paskui imti jau visas tas 3 amžiaus grupės, kada jau prasideda ne tik pradinis rengimas, bet ir meistriškumo, sakykime, ugdymas, tobulinimas, tai šiais metais turėjom dvi komandas, tai būtent 98 metų ir 2001 metų, kurios pateko į finalinį ketvirtą. Tai yra jau, sakykime, pats aukščiausias Lietuvos mastų pasiekimas ir esam labai patenkinti tuo, iš tikrųjų mokykloje, kad 2 komandos būtų vienu metu, sakykime, finaliniam ketvirtą, dar tokio rezultato nebuvo. Jeigu prieš sezoną kas nors būtų garsiai pasakę, kad jūs būsit finaliniam ketvirtą, turbūt visi būtų tyliai nusijuogę. Bet jeigu dar būtų kas pasakė, kad prieš sezoną, kad jūs žaisit finale, turbūt būtų garsiai nusijuogę. Taip, kad mums pasiekimas, mes aplošėm stiprią gana aikščių komandą ir manau, davėm gerą renginį, gerą finalą davėm. Tikrai rungtynės buvo vertos finalo. Verta paminėti, kad buvo iškovotos iš, sakykime, pirmo iššūkio. Tai yra 2003 metų gimusių tiek mergaičių, tiek berniukų iškovotos vietos į pirmą divizioną, kas yra labai svarbu. Nuo pat pradžios mes stengiamės pateikti vaikams pilną priežiūrą. Tiesiog matome, netgi gal konkurencinė aplinka verčia mus galvoti, mąstyti, kad kaip įmanoma geriau pateikti tą visą produktą, sakykime, vaikui, ir tėveliams, ir sakau, matom tikrai didelės galimybės ir tobulėjimai, galų gale krepšinis, jisai nėra vien tik tais mesti krepšį, tai yra ir inventorius, tai yra ir kelionės galimybės, ir sakykime, ir trenerių, kaip pasakyti, ir stažas, ir trenerių tobulėjimas, ir seminarai, ir visa kita. Ir mes visą šitą bandom tikrai pateikti ir kad tik tam vaikui būtų patogiau ateiti ir lankyti, tai yra suteikti tą pilnavertę programą. Ne tai, kad tik atėjai, numetei kamuolį ir tu žais kaip tik nori. Kas man yra Krepšinio akademija Saulė, tai daug ką galiu pasakyti apie tai. Tai yra antri namai, tai yra buvimas su draugais, su treneriu, bendravimas, sportavimas, daugelis dalykų. Kas yra Krepšinio akademija Saulė, tai kaip antri namai mums. Mes čia praleidžiame didžiąją dalį laiko ir būna tiesiog linksmai leidžiame čia laiką. Mūsų trenerių stažo vidurkis yra 17 metų. Tai tikrai yra labai patyrę treneriai ir didžiuojamės iš tikrųjų didžiąją dalimi, kurie jau N metų dirba šioje akademijoje ir atsidavę, žino kaip dirbti, yra išleidę ne vieną kartą. Ir patirtis tikrai, manau, kad vienas iš tų faktorių, kuriuos galėtų tėveliai, sakykime, prieš atvesdami vaiką pasirinkti, kad tikrai neprašaus. Žinoma, nenorim stovėti vietoje, žiūrime į jaunimą ir manau, kad pritraukdami jaunus trenerius, galėdami integruoti juos, dar suteiksim didesnę kokybę. Tai aišku, būna visko, pradžioje ateina ir ašarų būna ir sunku nuo mamos atsitraukti, paskui bėgant dienom, savaitę, mėnesį, metam, jie pripranta prie komandos, prie draugų, jau įsimyli krepšinį, nori dalyvauti varžybose, kiti tampa visiški krepšinio fanatai. Ir yra, aišku, visokių atvejų, yra kurie
kaip tik nereikia kompiuterio, reikia tik krepšinio kamuolio. Jis gali visą dieną išbėgęs mušinėti, daužyti grindis, laukia ant asfalto. Tai yra įvairių čia atvejų, vaikų įvairių yra. Krepšinio akademija Saulė yra geriausia mokykla krepšinio, kurioje vaikai gali rasti užimtumą, stiprinti fizinės galės, susirasti draugų, dalyvauti varžybose. Verta paminėti, kad vaikai dirba ne tik tais, sakykime, sporto salėse, stadionuose ir visa kita. Vyksta ir netgi ir treneriai organizuoja išvykstamasias pasiruošimo stovyklas prieš sezoną, sakykime, prie jūros, prie ežerų ir visa kita. Tai vyksta toksai, kaip sakyti, atletinio fizinio rengimo darbas. Tai, sakau, norisi, kad vaikai žinotų, kad ne tik čia, bet tik ir būna išvykos prie jūros, kas iš tikrųjų pakeičia aplinką, pakeičia ir mąstyseną ir, sakykime, šiek tiek atšviežina mintis. Visada yra geros emocijos čia. Niekada nerasi blogų emocijų žaidamas krepšinį Saulė. Saulė yra puikios galimybės tobulėti. Tikrai labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šitą akademiją, nes esu aprūpintas viskom, ko man reikia. Sporto salė, visokia mityba sudaryta, ten sporto pratimai sudaryti. Jo aplamai treneriai geri, labai draugiški, bendraujantis, visada ras atsakymą į klausimą. Liuks sąlygos sudarytos. Kodėl verta lankyti krepšinio akademiją Saulė? Tai visų pirma, manau, išmokstame krepšinio įgūdžių, taip pat komandinio darbo, daugiau bendraujame, galbūt tiesiog turime kažkokios veiklos. Auklėtinius kviečiam jau dabar, tėveliai gali, netgi yra mūsų ir internetinis tinklapis www.krepšinioakademija Saulė.lt, ten yra visa informacija, visas, sakykime, prašymų pateikimo forma. Tiesiog darbas jisai vyksta kiaurus metus, nėra tokio laikotarpio, kad, sakykime, yra uždaryta. Taip, yra akademijos treneriai, kada jie ilsisi, bet administracija visą laiką dirba, kad ir dabar, jeigu jūs norit kažkokių turit klausimų, visą laiką ofisas pilnas žmonių, tiesiog visi veikiam, galvojam, dirbam dėl akademijos. Aš tai vienareikšmiškai sakau, eiti į krepšinio akademiją Saulė, nes vis tiek krepšinis tai yra kaip ir antroji religija Lietuvoje. Kiekvienas lietuvis turėtų bent mokėti mušinėti kamuolį į žemę ar mesti kažkiek į krepšį. Tai tikrai siūlyčiau ateiti į krepšinio akademiją Saulė, nes vaikai ten ne tik išmoksta žaisti krepšinio, bet ir būti tiesiog būti gerai žmonėmis, žaisti komandoje, ugdo savo charakterį, emocijas.